Sveiki visi. Šiandieną mes susirinkome tikslu papasakoti jums apie instrumentą, su kuriuo jūs galite pagerinti savo savijautą. Ir aš esu Renata Škulevičienė, mėgstu save vadinti geros savijautos ambasadorė, nešėja. Ir šiandieną mūsų susitikimas truks apie 35, gal 40 minučių. Tad kviečiu jūs patogiai įsitaisyti ir pasiklausyti. Mano istorija prasidėjo nuo to, kad mano vaikui labai intensyviai skaudėjo pilvą ir gydytojai negalėjo padėti. Aš pradėjau ieškoti sprendimų ir mes papuolėme į gydytojos, kuri užsima alternatyvę mediciną rankas ir jinai pasakė, jūsų vaikas turi parazitų. Tada aš, kadangi esu 3 vaikų mama, aš žinojau tradicinius vaistus, bet tuo metu, kaip sakant, man jau nesinorėjau tradicinių sprendimų ir aš pradėjau ieškoti alternatyvų. Ir tokiu būdu į mano gyvenimą atėjo būtent visa šita sistema veide antiparazitinės programos. Kadangi aš pati moteris, kuri bent kokius 5 metus kankinausi nuo trūkinėjančių rankų, odos, nuo šerpetojimo, nuo skausmo, kaip pakiši po vandeniu, nuo niežėjimo, nuo kraujavimo, kada aš gavau susitikimą su savo konsultante, parodžiau jai rankas, jinai sako, Renata, vis tai galima sutvarkyti. Ir šiandieną jūs išgirsite šitame susitikime pačią logiką priežiūros savęs kaip instrukciją, kaip jūs galite save prižiūrėti reguliariai nuolatos, tam, kad jūs užkirstumėt kelią bet kokiem jūsų savijautos klausimam, sutvarkytumėt save ir galėtumėt prisižiūrėti. Mūsų užduotis, mano ir kitų konsultantų, jūs išmokyti savarankiškai naudoti šitą sistemą, kad jūs galėtumėte tapti savo šeimos sveikatos ministrais, kaip mūsų yra viena kolegė, kurią jau internete pavadino nauja sveikatos ministrė, nes jinai tiesiog iš dūšios dalinasi. Tai svarbu yra suprasti, kaip išsaugoti sveikatą, kaip pratęsti gyvenimą ir ne tik tai savo, bet savo vaikams, tėvams, artimiesiems, žodžiu, tiems žmonėms, kurie jums rūpi. Ir pradėkim mes nuo paprasto dalyko. Kodėl žmonės dažnai nesupranta sveikatos temos? Daugam sveikata asocijuojasi su 2 dalykais, tai yra ligoninės ir vaistinės. Bet užduokime mes paprastą klausimą savo. Ar kada nors mums pavyko, kad gydytojas jums tikrai sugrąžintų, jūs padarytų sveiku žmogumi? Ne kad simptomus jums padėtų sumažinti, bet iš esmės padarytų jūs sveiku. Tiesiog sistema nėra taip sukurta, kad gydymas jums duotų ilgalaikę sveikatą. Kitas klausimas, nuo ko miršta žmonės. Ir jie miršta ne nuo senatvės, o nuo tų ligų, kurias jie per savo gyvenimą kaip sakant, užsidirba, ar ne? Ir nei aš nesu gydytoja, nei mūsų kolegos nėra gydytojai, bet mes esame žmonės, kurie norim jums perduoti informaciją, žinojimą, kad jūs galėtumėt taip pačiai savo padėti, turėti kažkokį tai alternatyvų metodą nuolatiniam bėgiojimam po kabinetus, sėdėjimam, ieškojimam vaistų, žodžiu, kaip savo padėti, vieną dalyką taisyti, o kitą gadinti. Ir prisiminkim vaikystę. Ką vaikystėje mus išmokė? Mes tikrai išmokom, tėvai mus išmokė valytis dantis, ar ne? Nusiplauti kojas, rankas nusiplauti prieš maistą, bet prisiminkit vaikystę nors vienas, ar kažkas iš tėvų jums pasakojo apie tai, kaip yra svarbu tvarkyti savo kūną iš vidaus, kad valyti kūną iš vidaus reikia. Mes žinom, dabar artėja Kalėdos, mes moterys tikrai žinom, mamos mum įdiegė, kad generalinė tvarka prieš Kalėdas tikrai yra svarbi. Sutiksit, ar ne? Bet kad generalinė tvarka organizme, gal senoliai, ar ne, kaip pasninkas būdavo. Apie tai tikrai buvo, ten buvo toks įprotis. Bet paskui pas daugumą žmonių tai išsitrynė. Ir jeigu pagalvotumėm dar paprasčiau, kodėl profilaktika yra geriau negu kad gydymas, įsivaizduokim, kad mums suskaudo dantį. Mes skauda vieną dantį, nuėjom išsirovėm, nes labai skauda. Tada skauda antrą dantį, mes vėl nuėjom išsirovėm, bet apie tai, kad valytis dantis kiekvieną dieną, kaip ir mums nieks nepasakoja, ar ne? Ir mes raunam, dirbam su pasiekmėm, kol galiausiai kažkas mums atneša informaciją apie tai, kad žiūrėk, bet gal reikia profilaktiškai prisižiūrėti savo burną, eiti 2 kartus per metus higieną, tam, kad tų dantų pagaliau nereikėtų rauti ir jie būtų ilgiau sveiki. Tai noriu jūs sugrąžinti dabar prie
mūsų mokslo, kaip sakant, metų, mokslo amžiaus mokyklos, turbūt prisimenat, kad žmogus tai yra 12 organų sistemų. Kraujotaka, nervų, kvėpavimo, raumenų, žodžiu, visas tinklas. Tos sistemos yra sudarytos iš organų. Organai yra sudaryti iš audinių, o audiniai yra sudaryti iš ląstelių. Čia yra, biologija, ar ne, tai yra elementarus dalykas. Ir jūs atsimenat, kai įsipjaunat pirštą, jisai užgyja. Kai nuo saulės nusivylat, oda atsinaujina. Nagai auga, plaukai auga, barzda auga. Reikia suprasti, kad mūsų kūno viduje lygiai taip pačiai vyksta regeneracija, atsinaujinimas. Ląstelės gimdo ląsteles. Ir žinot, jeigu, pavyzdžiui, pas mane klausėt, kiek tau metų? Man 47. Bet jeigu paklausim, kiek mano ląstelė metų, tai jom bus maksimum 10. Nes minkštieji audiniai visi atsinaujina per 3-5 metus, kaulinis audinys atsinaujina nuo 7 iki 10 metų. Vadinasi, tai kaip mes šiandien jaučiamės, tai yra mūsų 5-7 metų elgesio su savimi rezultatas, nes ląstelės atsinaujina. Ir mes galim, darydami įtaką būtent tam mažiausiam savo kūno vienetui, turėti savo ilgalaikę rezultatą, tai yra pakeisti ją. Ir tam reikia ne mėnesio, ne 2, ne 90 dienų, o kad visumo jūsų kūnas visas atsinaujintų 5 metų. Ir žinot, kaip yra toksai posakis, kad peiliu ir šakute mes savo kasamės kapą. Ar ne? Tai yra didžiausias mūsų priešas yra maistas. Ir aš pati taip pat esu toje kelionėje ir dauguma iš mūsų moterų šiuo metu yra kelionėje, bet nei viena liga, reikia suprasti, kad jinai neatsiranda vakar. Jinai atsiranda per ilgą laiko tarpą, būtent nuo to, kaip mes su savimi elgiamės. Ir būtent mes galim šitam dalykui daryti įtaką. Ir pagalvokim iš tikrųjų apie tai, kad, pavyzdžiui, jeigu jums skauda galva šiuo metu, arba jeigu jums pilvas pučiasi, arba jeigu yra kažkokie nepaaiškinami skausmai, kai mes einame ieškoti pagalbos, kas vyksta, ar ne, mes gauname kažkokią tai priemonę, kuri tvarkys mums pasekmes. Bet jeigu pagalvotumėm, iš ko mes susidedam ir kad mūsų ląsteliai reikia ne kažkokios tabletės, o reikia jai sukurti tinkamą terpę, ją tinkamai pamaitinti ir tada jinai ves sveikus vaikus, jūsų kūnas pradės atsinaujinti, regeneruoti ir galiausiai jūs sukursit savo kūnui tas sąlygas, kad jisai pats save tvarkytų. Ir tikrai nieko prieš neturiu gydytojus. Gydytojai yra labai svarbus, bet gydytojų funkcija kaip gaisrininkų. Gaisrininkai nevažinėja po miestą, neplauna namų, kad dėl viso pikto kur nors neįvyktų gaisras. Jie atvažiuoja, pavyzdžiui, aš gyvenu 11 aukšte ir mes su sūnum labai dažnai žiūrim, kaip gaisrininkai atvažiuoja, ekstra pagalba, gaisro gesinimas, kažką reikia išlaipinti, pas kažką tai dūmai iš langų rūksta, nes puodą pamiršo. O mes turim užduoti savo klausimą, kaip mums savo kūno neprivesti iki gaisro, kad reikėtų mum eiti pas tuos gaisrininkus ir gesinti savo gaisrus. Ir aš noriu dabar pakviesti pirmąją moterį, tai yra Jolita. Jolita, įsijunk mikrofoną ir aš noriu, kad tu papasakotum savo istoriją, kaip tau naudojantis šitą sistemą, kokie pas tave įvyko pokyčiai, kas buvo, žodžiu, taip kaip mes su tavim tarėmės, kad tu papasakosi savo istoriją. Sveiki visi, aš esu Jolita, man 56 metai. Aš galiu pradėti nuo to, kad apskritai aš turėjau nuo vaikystės problemų su kepenimis, nes aš sirgau gelta. Ta paprasta, banalia infekcinė gelta. Ir aišku, laikui bėgant tas atsiliepia, žinoma, tai maistas, jo aš visą laiką turėdavau jį paderinti. Aš tiesiog stebėdavau, nes jisai man tas skausmas dešiniame šone, jisai visą laiką taip atsišaukdavo, atsiliepdavo. Ir kažkaip aš ten tulžį varančios arbatos, pelyno arbata, tai čia mano buvo tradicinės arbatėlės, kurias aš visą laiką kartu turėdavau. Vaistų kažkaip mūsų šeimoje nebuvo įprasta vartoti, nežinau. Nevartoju, aš nebuvau tokia, kad vaistai maža ką ir vaistai. Na, citramonas, aišku, nuo skausmo vaistai tokie, kurie gelbsti tą minutį taip. Visos man problemos prasidėjo menopauzinėme laikotarpė. Tai čia prasidėjo man prieš 6 metus, buvo darbo pokytis, tokie galbūt stresai daugiau, tokie kardinalūs labai pokyčiai. Aš šiaip esu judrus žmogus, aš dirbu fizinį darbą ir
to judėjimo tokio iš tikrųjų daug, bet dar pastebėjau, kad toksai, žinot, aš pradėjau pūstis, plėstis, tokie atrodo ištinimai tokie, toks sunkumas. Ir dar kas man labai mane toks sunkino, kad aš neturiu jėgų. Man tas energijos trūkumas, mane, žinokit, mane jisai privedė tiesiog iki depresinės būsenos tokios. Aš jaučiausi tokia tarsi, nu, kaip sako, kaip erkė tokia išsipūtusi. Man atrodo, kad mano visas kūnas visur, veidas toksai ir kojos, ir rankos, tie patinimai. Ir aš visokius metodus išbandžiau ir atrodo ir sportuoju, ir aš judesy pastovi fizinis darbas. Ir žodžiu viską. Mes kiekvienais metais, kadangi aš esu slaugė, mes kiekvienais metais daromės tokius, yra jau tokia, kad vieną kartą į metus turim daryti kraujo tyrimą. Ir aš pasižiūrėjau, gydytoja sako, aš nematau čia pas tave tokių pakitimų, yra biški tokių nukrypimų, bet sakau, žinokit, aš negaliu miegoti, mano nemigo naktis tokios, aš po 2-3 kartus prabundu ir sakau, aš tokiam depresiniai, tokiai būsenai. Tai jinai sako, tai čia aš tau išrašysiu vaistų, pavartok juos, gal, kad miegoti gerai. Aš paskaičiau, aš supratau, kad šitų vaistų vartoti aš tikrai negaliu, nes jie prives mane ten prie tam tikrų dalykų, kad aš tiesiog nebesugebėsiu mąstyti. Ir aš, žinokit, aš ieškojau tos, kaip išsigelbėti, tulživarantį arba tai jau buvo pastovi ir pelynas. Ir aš, žinoma, ieškojau išeičių, aš kadangi gyvenu Vokietijoje, mane labai domina tokios, kad natūraliais metodais kažkaip susitvarkyti. Aš varčiau Facebooką ir man kelis kartus vis užstrigo viena moteris, kuri pasakoja apie kepenis, kaip susitvarkyti. Ir vieną dieną man jau tokie skausmai buvo ir toks beviltiškumas, aš tiesiog paėmiau ir parašiau, padėkite man kepenis. Ir jinai atsišaukė. Ir taip aš susipažinau su sveikatos konceptu. Tai tos dienos turbūt gyvenime nepamiršiu, nes tai buvo mano toks atspirties taškas. Aš labai greitai susakiau viską susirinkau ir aš pradėjau. Ir žinokit, mano nuostabai, antrą savaitę jau pradėjus eiti šiuo keliu, man pradėjo nykti patinimai. Man toks įspūdis buvo, kad man energijos kažkas pridėjo dvigubai. Man atsirado nuotaika, man atsirado tas, žinot, kaip sako, aš negalėjau 4 skaičių įsiminti. Aš galiu 6 skaičius įsiminti, man nereikia kiekvienų sykių žiūrėti, koks čia tas dar skaičius. Atmintis pagerėjo. Man pradėjo kristi svoris, bet jis pradėjo kristi ant tiek to lygiai, tiesiog per visą kūną vienu metu. Ir aš po mėnesio aš pastebėjau, kad mano drabužiai ant manęs kabo, tą tikrąją žodžio prasme. Man kažkur tai maždaug apie 1,5 dydžio sumažėjo apimtis. Apie svorį tai aš irgi pasisvėriau, tai mano nuostabai buvo -6 kg, bet aš jaučiau tokį lengvumą, kad atrodo, tai ir atrodo gera. Tai aš galiu sakyti, iš dabar aš visiems sakau, ateikite, pasižiūrėsit, pamatysit, man susitvarkė ir virškinimas. Sakau, atrodo visos tos problemos, kurios mane spaudė, iki to man viskas išnyksta, po truputėlį panašu. Taip. O kiek laiko tu dabar kiek tu laiko programą? 2 mėnesiai, dabar 2 mėnuo jau beveik į pabaigą, tai pusantro mėnesio galiu taip sakyti jo. Tai toksai mano tokia istorija, bet sakau, aš žaviuosi ir aš tikrai labai džiaugiuosi ir labai labai dėkinga visom ir Žibutė ypatingai, kuri mane būtent į šitą konceptą supažindino, vedė, parodė ir, žodžiu, aš dabar jaučiuosi sveika. Ačiū, Jolita, ačiū tau. Kelionė dar tik prasidėjo, įsivaizduok, kas atsitiks, kai tavo kūne per 3-5 metus atsinaujins viskas, ar ne? Kas tada pas tave atsitiks? Ir grįžtant prie ląstelių, mes praeisim visą kelią. Šiandieną jūs neišgirsit apie produktus, nieks nerodys jums buteliukų. Šiandieną jūs išgirsit sistemą, pačią logiką, kad jūs tiesiog suprastumėt, kaip viskas veikia, nuo ko viskas prasideda. Jeigu jūs sudomins konkretus žingsnis, ką jums reikia daryti, jums reikės kreiptis į tą žmogų, kuris jūs pakvietė, ir jis jums asmeniškai pasiklausinėjęs jūsų situaciją, sužinojęs, koks jūsų taškas A, kokia situacija, jisai jau yra išmokytas jums rekomenduoti. O šiandien aš jums papasakosiu pačią logiką. Tai tęsiant toliau, grįžkim prie ląstelės. Ląstelė turi savo kodą. Ir yra toks straipsnis, knyga netgi, kad mirę daktarai nemeluoja. Ir ten yra surašyta, kad ląstelė kiekvieną dieną reikia 28 amino rūgščių, reikia 15 mineralų, 12 vitaminų, 7 fermentų grupių ir 3 polinesočiųjų riebalų rūgščių. Ir tai yra statybinis komplektas,
ir jūs įsivaizduokit, vat, aš dabar 12-aukščiam name gyvenu, kad jį pastatyti ir kad jisai tvirtai stovėtų, reikėjo ir cemento, ir smėlio, ir skaldos, ir vandens, ir armatūros. Ir jeigu nors vieno jų nebūtų, šitas namas nestovėtų 45 metus. Lygiai tas pats yra ir su mūsų kūnu. Nėra nors vienos dalies ir pas mus kūnas išeina iš pusiausvyros. Yra dvi priežastys, dėl ko sutrinka sveikata ir savijauta. Vienas dalykas, kad mes gyvenam deficituose, o deficituose gyvenam dėl to, kad labai užterštas kūnas ir jisai neišsivalo pats ir tiesiog ten yra visko, apie ką aš papasakosiu ir jie vagia jūsų ir maistą, ir energiją, ir viską, ką tik tais įmanoma. Ir kas atsitinka, kada kūnas užterštas, kada ten yra trūkumai, ląstelės dalinasi nepilnavertiškai. Ląstelės tiesiog dauginasi nepilnavertiškai ir tai eina grandininė reakcija, kuri galiausiai gimsta kažkokia tai diagnozė ir jūs beldžiatės pas gydytojus į kabinetą. Tai mes iš principo esame užprogramuoti, tikrai, bent 100 metų gyventi. Bet pasižiūrėkit, kokia yra statistika, kiek žmogus gyvena. Nes mes pusę savo laiko mes švaistome tam, kad suvirškinti maistą, kuris mums kenkia, ir įsisavinti vandenį arba skysčius, kurie net nėra vanduo. Ar ne? Tai mes tam paskiriam labai didžiulį laiką ir eikvojam savo kūną kaip bateriją. Ir aš noriu, kad jūs šiandieną visą šitą sistemą pamatytumėt per akvariumo principą. Įsivaizduokit, vat, yra akvariumas, įsivaizduokit, kad daugumą žinot, Kauno Megos akvariumą, ar ne? Tai žmogus kaip tas akvariumas, jame yra 75-80% vandens. Ir tai yra kaip vandens talpa ir tame akvariume plaukioja žuvytės. Žuvytės tai yra ląstelės. Ir vanduo tai yra vidinė terpė, kurioje tos ląstelės plaukioja, gyvena. Ir klausimas jums, ko reikia žuvytėms, kad jos gyventų? Ir ko gero dauguma jūs atsakysit, kad tai pirmiausiai vandens. Ir klausimas jums, tai kodėl tada žmogus į save pila kavą, arbatą, sultis, gazuotus gėrimus, limonadus, Coca-Cola, Fanta, žodžiu, kažkokius dar dalykus ir nepila vandens. Nes žuvytėm viso to tikrai nepiltų. Sakyt, tu juokauni, dar net reikia ir atitinkamų parametrų vandens žuvytė į akvariumą. Mūsų kūnas lygiai toks pats. Kitaip tariant, jeigu mes nevalysim terpės, jeigu mes duosim neteisingą vandenį arba jo išvis nedapilsim, ar ne, tai mes galim dėti aukščiausios kokybės sliekus pirkti, patį geriausią kombikormą, pašarus, ar ne, savo žuvytėm, jos vis tiek nudvės, nes ta ląstelė, kuri naujai gimsta, jinai užsinuodija nuo tos terpės, kurioje žuvytė gyvena. Vat įsivaizduokit save kaip tą akvariumą ir jumyse tas plaukiančias žuvytės. Ir mums reikia išspręsti klausimus. Mums reikia išspręsti dehidratacijos klausimą, mums reikia išspręsti intoksikacijos klausimą ir mums reikia išspręsti mitybinių elementų trūkumą. Viskas. Ir tai yra formulė. Ir viskas prasideda, žinoma, kad nuo vandens. Labai man patiko toksai pavadinimas, kad mes dauguma geriam skystį, kuris gali vadintis H2O, bet tai nebūtinai yra tas vanduo, kuris iš tikrųjų dirbs su jūsų organizmu. Ir dabar aš noriu truputėlį jums, galbūt tokios informacijos apskritai apie tai, kokie vandens parametrai. Pirmas vandens parametras pH. Daugelis ant mineralinių butelių gali tai pamatyti. Mūsų kraujo pH yra 7,43 ir tai yra šarminė terpė. Įsivaizduokit skalę. Skalė yra nuo 0 iki 14. Per vidurį yra mūsų kraujas. Viskas, kas į mažesnę pusę nuo 0 iki 7, tai yra rūgšti terpė. Viskas, kas į aukštesnę pusę iki 14, tai yra šarminė terpė. Jūs man pasakykit, koks augalas auga rūgščioj terpėj. Gal tik tais šilauogės mėgsta rūgščią terpę, šiek tiek, ar ne? Bet visumoje rūgšti terpė tai yra parazitų, tai yra visos patogeninės floros dauginimosi vieta. Jie mėgsta rūgščią ir šiltą terpę. O mūsų kūnui reikia šarmingos terpės. Man labai patiko mūsų mergaičių kolegių palyginimas su šašlykais. Įsivaizduokit, kaip mes turim raudoną gražią mėsytę ir raugiam šašlyką ir mes tenai darom, kad jisai pradėtų rūgti, kad jis pradėtų rūgštėti. Ar tai ten citrinos, ar kažkas acto, kažkas tiesiog palieka ją rūgti. Mėsa sužliunga.
jinai praranda ir formą, visas kūnas mūsų lygiai taip pačiai žliunga. Ir įsivaizduokit, jeigu mes paliekam tą šašlyką ilgesniam laikui, jisai prarūksta, ten pradės veistis, kas tik nori, ir ta mėsa pasidaro nebevalgoma. Lygiai ta pati užduotis, grybelis, visa kita virusai, bakterijos, parazitai, jiems reikia rūgštinės terpės, o mūsų užduotis palaikyti silpnai šarmingą terpę. Ir Fanta, kola, dauguma gazuotų yra 2,5 pH. Mums reikia mažiausiai 7,5. Sultys pakeliuose pH 3, kava arbata apie 5. Parduotuvų perkamų vandenų yra 6-7, dabar yra 8,4, tai bet čia yra vienas parametras. 90% termiškai apdoroto maisto irgi rūgština organizmą, jau neskaitant apie stresą ir visą išorinę įtaką mūsų kūnui. Mūsų kūnas yra nuolatiniai kovoj su rūgštėjimu. Rūgštėjimas, pH sureguliavimas, ir mūsų kūne būtent dėl to atsiranda visos problemos. Ir jeigu jūs pradėsit žengti pirmąjį žingsnį, tai yra tvarkyti su vandens kokybe, jau padarysit, 70% darbo. Kaip kūnas atsikrato rūgščių? Mes iškvepiam anglies dioksidą, mes prakaituojam, išeina druskos toksinai, mes per šlapimą ir per išmatas. Kito kelio mes neturim. Bet ką mes padarom kitą dieną? Mes vėl geriam rūgštinančius gėrimus, vėl valgome rūgštinantį maistą ir vėl gesiname kažkuom tai tą rūgštį turim gesinti. Ar ne? Ir ką kūnas daro? Jisai ima kalcį, kalį, magnį, natrį iš jūsų dantų, iš jūsų kaulų, iš jūsų kažkokių tai organų, kurie mažiau gyvybiškai svarbus. Ir tada jūs sakot, man kažkur tai yra negerai. Nu taip, nes pats kūnas bando visapusiškai išgyventi. Ir tada problema su kaulais, širdim, inkstais, plaukais, nagais, oda ir visa kita. Ir atsiminkit formulė, šarminimas, silpnas šarminimas kūno tai yra sveikata, rūgštėjimas kūno tai yra ligos. Ir mes apie tai beveik negirdim, mažai kas apie tai kalba ir jūs turbūt turite suprasti tai, kad chroniškai sergantys žmonės tai yra mūsų sistemos dalis ir jie yra naudingi. Ir kada jūs, pavyzdžiui, nelinkiu to, bet jeigu jūs papuolate į reanimaciją, žmogų atveža tenai, pirmasis dalykas, ką reikia padaryti, tai yra sureguliuoti žmogaus šarminę būseną, nes jinai būna kritus. Žmogus komoje būna 7,1 kažkur taip. Jo būna jau šarmingumas, ar ne? Kraujo. Ir pirmas dalykas, natrio chlorido tirpalas, kurį žmogui leidžia, kad atstatytų jį į šarminę būseną, kad jisai sugrįžtų į gyvybinę būseną. Čia ne mano žodžiai, čia yra gydytojų žodžiai, ką jie aiškina apie tai, kas yra daroma su žmogumi, kada jisai papuola į tokią situaciją. Tai čia pirmas rodiklis. Antras rodiklis, apie kurį gal jūs mažiau esat girdėję, bet tai padaro vandenį gyvą, tai yra oksidacijos redukcijos potencialas. Kitaip tariant, vanduo turi savo elektrinį krūvį. Ir čia trumpai, mūsų kūne turi ateiti vanduo neigiamai įkrautas. Mūsų vanduo mineralinis, iš krano, jisai plus 200, plus 400, gazuotas mineralinis yra plus 10 000. Įsivaizduokit, kokio rūgštingumo vandenį mes pilam į save ir kiek tada kūnas turi su visu tuo dirbti. Tai ir čia eikvojasi mūsų gyvybinė energija, čia ir atsiranda problemos. Va, ir jeigu pasižiūrėti pasaulio sveikatos organizacijos, tai jie rašo, kad vanduo turėtų būti neblogesnis negu plus 22. Tai jau tokia riba, bet ne 220. Kaip yra mineralinis vanduo arba 400. Ir tai ne mistika. Jūs galite pasimti oksidacijos redukcijos potencialo matuoklį, išsinuomoti arba nusipirkti ir išsimatuoti savo vandenį. Tai yra išmatuotinas rodiklis. Tai va, ir visokie marketingai ant buteliukų, netikėkit. Vanduo tiesiog turi turėti savo parametrus, savo savybės. Nesigilinsim į tai, kad vanduo turi būti su mineralais, kad vanduo turi turėti savo paviršiaus įtempimą. Tai yra daug tų parametrų, kad vanduo būtų gyvas ir kad jisai atėjęs į jūsų kūną atneštų energiją, kad jis valytų jūsų kūną, o ne priešingai dirbtų prieš jūs. Tai yra, jūs išgėrėt vandens, o energijos nėra. Kažkur tai tarp ląsteliniam audiny jisai liko, jūs išsipūtėt, ištinot ir sako, aš nesuprantu, pradėjau gerti vandenį, bet man niekas nesitvarko. Pažįstama situacija. Tai va, pereikim prie sekančio etapo. Kada yra padarytas hidratacija, kada jūs, kaip sakant, padėjau jums susitvarkyti su vandens kiekiu ir kokybė, mums reikia tą terpę tam akvariume išvalyti. Ir terpės valymas nuo šlakų toksinų, nuo parazitinės floros, kirminų, visokių grybelių, bakterijų ir virusų. Ir visi susidūrę esam su tom vaikiškom mūsų spalinukėm, kurios nėra tokios nekaltos, kaip atrodo, ar ne, bet
reikia suprasti, kad tai yra tik tais tas paviršius, tai yra tik tais vienas parazitas, dar mes gal žinom askaridę ar dar kokį kaspinuotį. O parazitų rūšių yra tiek daug ir mes jų prisigaudom visur. Ore tiesiog skraido ir šunų, ir kačių, iš išmatų kylančios poros visų tų parazitų ir mes jas gaunam į savo kvėpavimo takus. Ir jeigu pas mus yra organizmas sutrikę mūsų filtrai, viskas patenka pirmiausia į žarnyną, per kiaurą žarnyną į kraujotaką, išsinešioja po visur ir tada pas jūs alergijos, tokios problemos ir jūs sakot, kas čia vyksta, aš nesuprantu, iš kur tos problemos. Tai mums reikia, kad mes sukurtumėm kūne tokią terpę, kad šitai visai patogeniniai florai nebūtų patogu gyventi. O tai vėlgi sugrįžkim prie pH ir prie kūno šarminimo, silpno šarminio atstatymo, uždegimų sumažinimo žarnyne. Ir tai jums padeda padaryti tie natūralūs priemonės, apie ką jums gal konsultantas papasakos, augalų ekstraktai, sistemos, kurios yra sukurtos gydytojų, nutriciologų. Ir tai neužteks vieno karto. Atsiminkit, moterys, mes namus valom reguliariai bent 2 kartus per metus, prieš Kalėdas ir prieš Velykas. Kūnui jūsų reikia lygiai tokių pačių režimų, kaip minimum, jeigu jūs esat profilaktikoje. Jeigu problema, reikia tai daryti dar dažniau. Nes kitu atveju, kaip dulkes valyti, ar ne, 2 kartus per metus. Ar lovą atsitraukti per 40 metų vieną kartą. Įsivaizduokit, jeigu man 47, ane, ir aš pradėjau kūną valytis tik tais prieš, 3 metus. Per 44 metus už tos lovos, kiek visko prisiveisė, kiek man reikia laiko, kad atsistatyti save. Ar ne? Ir tai yra procesas, kuris turi būti reguliariai kartojamas. Tai nėra vienkartinė akcija, tai nėra stebuklinga piliulė, tai yra sistema vanduo, tada išvalyti toksinų šlakus, parazitus, galiausiai einame prie žarnyno valymo, ar ne? Žarnyno valymas, įsivaizduokit, tikrai internete galite pamatyti paveiksliukus, rodo žarnyną, ten yra visokiausių gleivių, juodų pilkų, ten visoks toksai turinys, ar ne? Ir žarnyno sienelės gal tokie yra šereliai, šiaip pūkutis toksai, ne, kaip kūdikio plaukai turėtų būti. Bet jos būna apsigliaumiję ir maistinių medžiagų, jūs perkat vitaminus, sakot, Dieve, nepadeda jokie vitaminai. Kaip jie padės, jeigu žarnynas užsivėlęs, jeigu tos žarnos nebuvo, kaip sakant, išvalytos nei karto gyvenime, tik tai tiek, ką jūs ten, nežinau, natūraliai kokį kopūstą valgėt. Tai va čia ir yra sekantis žingsnis, tai yra giluminis žarnyno valymas. Ir prisiminkit dar tą serialą, man labai patinka Daktaras Hausas, ne? Atsiminkit, kaip ten buvo. Ateina, žmogui ieško diagnozių, daro krūvą tyrimų, galiausiai suranda kažkokį tai parazitą, ten virusą, bakteriją, kažką ir tada pradeda žmogų atstatinėti. Vis tiek viskas susiveda į tai, kad mūsų kūnas yra užsiteršęs kažkuom tai ir jisai yra išvestas iš pusiausvyros. Tai labai daug problemų, kurios kyla moterims. Tai yra odos bėrimai, dažni peršalimai, pienligės, cistos. Įsivaizduojat, kad cistose slepiasi parazitai. Jie tokiu būdu slepiasi nuo imuniteto ląstelių. Visokios fibromos, hormoniniai sutrikimai. Ir tai yra susijęs su sutrikusiom kepenim, su žarnynu, limfa ir parazitinė apkrova. Tai va, ir kas toliau? Toliau tai yra būtent visas tas konceptas, apie kurį aš bandau jums ir papasakoti, tai yra, kad jūs turit savo galvoje turėti mintį, kad jeigu jūs negeriat vandens, tai apskritai iš vis neįmanoma nieko padaryti. Jeigu pradėt gerti vandenį, sekantis žingsnis padėti prasivalyti cilindrams. Tai yra toksinų šlakus, švelniai. Prasivalyti juos, tada jums reikia nuimti visą parazitinę patogeninės floros tą krūvį jūsų organizmai. Reiškia praeiti natūraliai savo šitą programos valymą. Tada žarnyną. Tada mes turime kanalizaciją, tai yra limfa, per kurią dar viskas išteka, ar ne? Ir tik tais tada mūsų akvariume tos žuvytės, ląstelytės, ar ne? Jos, kai jūs bersit jom pašarėlį įvairių formų, ar ne? Vitaminai, mineralai, fermentai, gerieji riebalai ir aminorūgštys, jums tada jūsų ląstelės pradės atsinaujinti ir gimdyti sveikus vaikus. Aš noriu pakviesti antrą moterį. Tai yra Genutė, kad jinai papasakotų, kas pas ją atsitiko, nes jinai buvo tas žmogus, kuris visiškai negėrė vandens. Genutė? Labas vakaras. Aš 8 metus turėjau problemų su sveikata. 8 metus mano šone pilve buvo skausmai, tie skausmai būdavo su priepuoliais, teko ir į priėmimą nuvykti. Ir kildavo aukštas kraujo spaudimas ir ypač vakarais jausdavausi nuovargį.
Praėjau eilę tyrimų. MRT net 5 kartus padarė, ieškojo visokių ligų, bet atsakymas buvo vienas. Gerk nuo skausmo vaistus ir kai labai skauda, pagulėk. Taip, tų vaistų kiekvienas daktaras rašė nuo savęs. Vis po vieni vienos rūšies nuo skausmo, kiti kitos. Na, aišku, aš juos ir gėriau, nes tikrai buvo labai kankinantis tas skausmas. Ir su juo susigyvenau, taip ir gyvenau, geriau tas nuskausminančių tabletes, kai labai skauda paguliu, lyg apsiramina. Ir tik vieną kartą Facebook'e išgirdau Renatos pasakojimą apie vandenį, apie sveiką vandenį, kokį reikia vandenį gerti ir kiek jo reikia gerti. Ir tada aš pasikviečiau ją Facebook'e į draugus ir gavau iš jos lemtingą žinutę. Klausimas, kodėl pakvietei? Aš tiesiog pasiaiškinau, kad labai įdomiai pasakoju ir nenoriu aš pamesti šitų pasakojimų. Aš visai nesusijėjau, kad čia man kažko tai reikia. Ir mes su ją pradėjom bendrauti, kalbėti apie vandenį ir Renata sako, kad kiek tu skysčių geri, kad aš geriu vandenį tiek, kiek man reikia nugerti tai tabletei. Ir mano skysčiai buvo arbata, kava, dar galvojau, kad sriuba yra skysčiai. Tai ir taip pradėjau gerti vandenį, su Renatos pagalba mokinausi ir negalėjau patikėti, kad aš per vieną savaitę išmokau gerti vandens tiek, kiek reikia mano kūnui. Ir tada pradėjau sveikatos koncepciją. Ir jau metai laiko, šitą lapkritį buvo metai laiko, kad aš einu tuo sveikatinimosi keliu. Ir po pradėjimo eiti tuo keliu, po 10 dienų aš pajutau, kad man skausmai nyksta, gerėja mano savijauta vakarais, didesnė energija, kraujo spaudimas mažėja ir iš viso dabar tai negeriu jokių vaistų, jaučiuosi gana sveikai ir absoliučiai ir kraujo spaudimas, ir neskauda tą pilvą. Ir aš metus laiko atšvenčiau lapkritį tuos metus su dideliu tokiu džiaugsmu ir pagalvojau, kad reikia dalintis, aš negaliu šito nutilėti, aišku, aš tylėjau dėl to, kad aš bijojau, kad tas skausmas gali sugrįžti. Atrodo, pradėsiu kalbėti ir jis sugrįžtis, tikrai mane buvo iškankinęs. Ir tik dabar pradėjau dalintis, nes turiu sveikatos komfortą ir negaliu tylėti. Ir jeigu kažkam tai atsitiktų, kažkas naudotų sveikatos koncepciją ir sugebėtų susitvarkyti sveikatą, tikrai dalinkitės, netylėkite, tai yra labai labai nuostabus jausmas. Ačiū, Genutė. Ką mes iš tikrųjų šiandieną ir darom, tai yra su jumis dalinamės pačia idėja, pačiu suvokimu, kaip mūsų kūnas veikia ir ką konceptas daro. Ir taip, kada mes išsivalom organizmą, kada mes neleidžiam parazitam, visai taip patogeniai florai vogti mūsų maisto, kada mūsų organai pradeda gauti savo maistą, ar ne, tai kaulai, kalcijai, smegenys omega, lecitina, ten rega, beta-karotinas, kepenims ten vėl medžiagos reikalingos, tada pas mus atsiranda rezultatas. Ir kad visiškai paprasta būtų suprasti analogiją, pagalvokim apie automobilį, apie mūsų naują, pusiau naują automobilį. Kokios yra rekomendacijos automobiliui? Pirmiausia, tai pilti gerą kurą. Degalinė yra geras kuras ir geresnis kuras. Laiku keisti filtrus, tepalus, išsiurbti saloną, išplauti kėbulą. Ir niekam nekyla klausimų, kad tai yra visiškai normali eiga. Taip prižiūrėti automobilį. Nelopyti ten kažkur kažką tai, ar ne? Nebandyti ieškoti kažkokio stebuklingo tepaliuko, bet padaryti pagrindinius jo priežiūros dalykus. Lygiai tas pats ir su mumis, mes esam biologinė mašina. Mums reikia kūnui pirmiausiai vandens, tada reikia, kad jisai būtų reguliariai valomas ir tada mums reikia jį maitinti ir apsaugoti. Ir iš viso to gimsta ilgalaikiai rezultatai ir mūsų užduotis jūs išmokyti šitą sistemą naudoti savarankiškai. Ir noriu paprašyti, kad dar viena moteris, Renata, tu su mumis. Renata, pasidalink trumpai dar savo rezultatu ir aš tada po šito rezultato jums dar parodysiu fiziškai, kaip atrodo ta koncepcija, kad jūs įsivaizduotumėt.
Įsijunk Renata mikrofoną, gerai, nes tavęs nesigirdi. Gerai. Sveikos merginos. Esu Renata, esu 6 vaikų mama. Ir problemos mane pasiekė prieš 9 metus po paskutinio gimdymo. Aš visada turėjau labai gražią figūrą, buvau liekna, graži. Po paskutinio gimdymo priaugau tiek svorio, pasiekiau netgi 106 kg. Ir visus tuos metus tiesiog nebebuvo noro net kažką tai veikti, energijos nebeturėjau, nieko nebenorėjau. Prieš 2 metus pas mane pasibeldė žinia, draugė žinia, Renata, išklausyk šitą koncepciją. Čia apie tave. Aš pasakiau, nenoriu. Ir taip jinai prie manęs beldėsi 4 mėnesius, bet galų gale aš sakiau, gerai, papasakok. Kai jinai man papasakojo šitą sveikatos koncepciją, aš iš karto pasakiau, taip, aš noriu ir aš noriu visą tai praeiti, išsivalyti organizmą. Ir pradėjus vos tik sveikatos koncepciją, man jau 5. dieną nuostabai atsirado mano energija. Dingo visas tas noras nieko neveikti, niekur nevažiuoti, nes negalėdavau net pasilenkus užsirišti batų, prašydavau vaikų pagalbos į koncertus ir niekur nenorėjau eiti, nes reikėdavo nusirengti. Ir aš pajutu šitą energiją, atsibundu ryte ir man nebeskauda galva. Aš atsibundu jau pailsėjusi, o prieš tai būdavo, kad rytais atsibusdavau jau iškart su galvos skausmu, iškart jausdavau pavargusi, eidavau miegoti su kojos skausmais, kadangi atsigulusi lovoje jau pradėdavo dešinę koją tampyti, tokie kaip nervai buvo tampomi, gal neramių kojų sindromas čia buvo, nežinau, kas čia buvo man, bet jau 10 metų tai buvo, visą tai man mėnesio laikotarpyje praėjo. Mano nuostabai buvo, kad per šitą mėnesį einant šią programą man nukrito 7 kg. Tiesiog jie nutirpo. Aš labai džiaugiausi, man atsirado energija, kilogramai krenta, galvos skausmų nebeturiu, kojos skausmų taip pat nebeturiu. Ir nutariau praeiti viską iki galo, visus 3 mėnesius. Ir man praėjus šią sveikatos koncepciją nutirpo 17 kg. Aš dabar jaučiuosi labai gerai, esu labai laiminga. Visur vaikštau, visur važiuoju, einu į koncertus, į teatrus, aš nebebijau net nusirengti, nepasilenkti, užsirišti batų, nieko net nebebijau, kadangi man jau figūra pasitaisė, esu laiminga, esu sveika ir didžiuojuos tom, kad aš tai priėmiau. Labai dėkinga esu, Jurgita, tau. Štai. Ir mano noras ir misija yra skleisti šitą žinią ir kitiems. Tokio likimo kaip mes. Tiek iš manęs. Renata, ar tu naudoji 3 mėnesius, ar tai yra, kiek tu laiko dabar naudojasi šitą sistemą? Sveikatos koncepciją einu jau 1,5 metų. Ir tai darau kiekvieną dieną ir labai džiaugiuosi tom. Ačiū labai tau. Geriu vandenį, vandens negerdavau visiškai, iki tol būdavo 0 vandens, tik būdavo kavos ir arbatos. O dabar geriu vandenį kiekvieną dieną pagal savo svorį ir jaučiuosi tikrai labai gerai ir laiminga. Ačiū tau, Renata. Aš noriu parodyti jums, kaip tai atrodo, kad jūs įsivaizduotumėt, kas yra tas konceptas. Ir aišku, konsultantas jums sudėlios asmeniškai, bet kad jūs įsivaizduotumėt. Tai yra mėnesinės, į tokias dėžutes, sudėlioti produktai, natūralūs produktai. Kita dėžutė, tarkim, ten yra hidratacija, čia detoksikacija, tada kitas mėnesis yra antiparazitinė programa, tada giluminis žarnų valymas ir taip toliau. Tai yra sistemos, kurios sudėliotos specialistų. Mes galime jūs išmokyti jomis naudoti savarankiškai ir padėti savo šeimai jomis naudotis, kad jūs turėtumėt panašius rezultatus, ką dalinosi šiandieną moterys. Tai kas žiūrite šitą video, kreipkitės į tą žmogų, kuris jūs pakvietė, jisai jūs visko išsiklausinės, užduos teisingus klausimus ir parekomenduos, nuo kogi jums reikia pradėti. Ačiū už dėmesį ir sudie.